Pagal šį romaną garsus britų aktorius ir režisierius Stevenas Frajus sukūrė filmą. Šio romano kontekste užaugo prarastosios kartos vaikai, o jo autoriaus rašymo stilius iki šiol laikomas tobulos anglų kalbos pavyzdžių. Kuo dar įdomus Irvinas Vo ir pirmą kartą lietuvių kalba išleistas jo romanas Vargingi kūnai. Irvinas Vo yra vienas iš tų rašytojų, kurie nepaprastai populiarūs savo tėvynėje ir buvo populiarus būdamas gyvas, tai yra jis gyveno 1903–1966 metais, tačiau Lietuvoje jis kažkaip buvo mažiau žinomas. Dar sovietiniais laikais išėjo lietuviškai 2 jo romanai, Numylėtinė ir Dulkių sauja, jie išėjo viena knyga, puikiai išversti Silvijos Lomsargytės Pukienės. Bet kadangi sovietiniais laikais nebuvo labai įprasta rašyti daugiau apie autorius, juolab Irvinas Vo buvo labai nepatogus sovietiniam laikam rašytojas, kadangi jis pasižymėjo visom senojo pasaulio dorybėm ir ydom. Tai yra, jis buvo pabrėžtinai aristokratiškas, didžiulis snobas iš tikrųjų. Visiškai nevertino nei modernumo, nei pažangos, nei vadinamosios darbininkų klasės. Atvirai skelbė, kad tai, kas buvo geriausia, yra praeityje, kad vis dėlto feodalinė Anglijos tradicija yra šlovingiausia. Ir apie tai rašė ir savo romanuose, ir savo publicistikoje. Šita knyga Vargingi kūnai yra antrasis jo romanas, bet tai yra knyga, po kurios jis išgarsėjo. Tai yra pasakojimas apie tą labai specifinį Anglijos istorijos laikotarpį ir labai specifinę Anglijos visuomenės grupę. Tai yra laikotarpis, tai būtų 1920–30 metai, vadinamasis trečiasis dešimtmetis, Art Deco laikai, o socialinė grupė tai yra aukštuomenė, auksinis jaunimas, kurie pagal savo gimimo datą jie negalėjo dalyvauti Pirmajam pasauliniam kare, bet kai jie suaugo, jie jau rado pasaulį po Pirmojo pasaulinio karo. Realiai jie atėjo gyventi į pasaulį, kuriame tradicijos žlugo, visuomenės santvarka sugriuvo ir jie šitos kartos atotrūkis nuo jų tėvų buvo bene didžiausias iki to laiko istorijoje. Reiškia, jie jau pradėjo gyventi visiškai kitaip negu jų tėvai. O gyventi kaip, kadangi pokario pasaulis yra toks trapus ir šiaip jau gana baugus turbūt, be to veikiausiai antro karo šešėlis jau irgi šmėžavo, tai pagrindinė nuostata buvo kuo daugiau linksmintis. Reiškia, valgy, gerk ir linksminkis, nes rytoj galbūt mirsi. Ir čia šitas pavadinimas toksai satyriniam romanui ir juokingam romanui gal kaip ir keistokas Vargingi kūnai. Čia yra parafrazė pagal citatą iš Švento rašto, iš apaštalo Pauliaus laiško, kuriame jis rašo, kad šitas mūsų vargingas kūnas, žemiškasis gyvenimas, tik tai po mirties kitame gyvenime gali būti perkeistas, nes tai, kas vyksta dabar su mumis, yra tuštybė, nežinau, sumaištis, suirutė ir panašiai.